Na, va, taip atrodo daiktai, kuriuos reikia įsidėti į kelionę, norint kopti Everestą. Tai visa diena skirta daiktų pakavimui. Tai truputėlį galim papasakoti, kiek ko reikia. Tai žodžiu, įdomiausi dalykai, aišku, striukės. Šita striukė yra dviguba. Jie apsirengia ir reikia dėtis ant viršaus kaukinį kostiumą, kuris skirtas temperatūrai iki -40 tikriausiai. Tai pilno tipo kostiumas. Dabar jį nelysiu, bet labai labai šiltas. Miegmaišis iš tokių įdomesnių, kurio komfortas miegoti šitame miegmaišyje yra iki -40 laipsnių. Tai praktiškai labai šiltas dalykas, jį įsiurginti, susipakuoji ir kaip namuose ant sofos. Tu truputėlį praeisi pro daiktus, tai palydoviniai telefonai, kurie skirti susisiekti su šeima, būti šiais powerbankai, kameros vaizdo filmavimo, 2 slidinėjimo akiniai su 4 kategorijos, kad neišdegtų akių rainelės, aišku, pasai, visa kita, termosai, gerimo sistemos, šilti batukai, kurie palapinį šildo kojytės, šalmas, pirštinės, kaip būtų keista, yra netgi šildomas pirštinės paspaudinė ir su akumuliatoriais, pasikraunamas, kad pleitin didelė šalčia šildo pirštus, kad nenušalti. Tai va, pirštinių, kaip būtų viena pora, šiltos pirštinės mitens, tai vadinamos, kopimo pirštinės, patinės plonas pirštinės, jas užsidedi ir ant viršaus maunėsi šitas. Dar šiltesnės pirštinės, windstopperiai, tai reiškia priešvėjinės pirštinaitės. Tai va, vien pirštinių 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 poros pirštinių. Pašiltukai kojom, kad nebūtų šalta. Šturminė striukė, kuri išvis nepraleidžia, kurio tekstas nepraleidžia vandens, taip pat šturminės kelnės, nei vėjo, nei vandens nepraleidžia, sparės drėgniai. Kepurės, šiltos, klaskarės. Šitas įrenginys skirtas būtent kvėpavimo kaukė, užsidėti, kai šaltą orą kvėpuoja, kad nesušalti gerklės. Truputėlį sulaiko šildo orą prieš tai įkvepiant, kad nesušalti plaučių, neperšalti ir ateityje, kad nepakenktų kopiant. Asmeniniai reikmenys, maikučių krūva, apatinis trikotažas, kojinės, šilta striukė, termorubelių, bent jau 3 poros, ką rengiamės tada pačioj, tas apatinis sluoksnis, sakykime, šiltas džemperis, šaltesnis džemperis, antras miegmaišis, vienas miegmaišis reikalingas aukštuminiam stovyklom, kur jau labai šalta, kitas miegmaišis žemutiniam stovyklom. Čia jau sukompresintas, šitą kai sukompresinsim, truputėlį gal didesnis gausis, bet taip du miegmaišiai. Didžiausias atributas Lietuvos vėliavos. Viena standartinė, kita su mano atributika, asmeniniais reikalais skirta. Batų poros, trekingo batai. Tokie bateliai lengvi, sakykime, stovyklose per akmenis ir panašiai. Ir rimčiausi batai, su kuriais jau lipsim viršūnę. Kiek svėri? Batai, kokie 2,5-3 kg tikriausiai. Vienas batas. Vienas batas. Yra kelių sluoksnių. Sakykime, vienas sluoksnis, čia atsilaisvina. Antras sluoksnis, tada trečias ir ketvirtas sluoksnis dar tokia kojinė maunas. Tai žodžiu, labai šilti batukai. Kokiai temperatūrai? Iki kokie minus tikriausiai 40 tikriausiai. Dar aišku, dedasi pašiltukai, jeigu būna šalta. Kojinės primaloftinės labai šiltas, kur ten supakuotas, jau nebetrauksiu. Ir ant šitų batų dedame katės. Įsideda katės, aišku, čia supakuotas dabar, bet katės, kurios realiai sminga į akmenis, į sniegą, einam per visur, kas pasitaiko. Aišku, tai skirtas ledui sniegui. Bet būna ir akmenis, nuo akmenų matas nusidaužia, bet tu jau nesirenki, kur statyti koją. Tai svarbiausi dalykai. Vaistinėlės, viena netilpa, tai su krūva vaistų, antibiotikų įvairiems klausimams, painkilleriai, nuo gerklės, nuo įvairiausių įmanomų dalykų. Ačiū gydytojams, kas išrašė. Šiltos kelnės, ledkirčiai, ledo varžtai 22 cm, kad realiai ledo sieną įsukt ir atotampą pasikabinti, kad laikytis. Tada karabinai, visa techninė įranga,
čia vidui žumarai, apraišai, nusileidimo įtaisai, aštuoniukės. Na, čia krūva daiktų, tik visų neišpakuosim, taip gražiai sudėjau. Miegojimas kilimėlis, prisipūti, kad būtų sluoksnis oro tarp akmenų, kad nugarą nešaltų. Antras kilimėlis aukštesnėse stovyklose jau visiškai šito nebesinešim, nešamės tik tą pasiklojam tokį kaip matrasą, kad ant akmenų negulėt ir kad šiek tiek būtų minkščiau ir šiluma, nes su refleksinė pusė, kad šputėlė šilumą refleksuoja. Na ir įdomiuoji dalis, dar čia tokia nešamės, kad pasikrauti visą įrangą. Tai čia solar panel, yra saulės panelė. Prisikabina su karabinais kažkur, sakykime, ant kuprinės arba ant kažkur. Ir čia yra įtaisas, pasijungiam laidų krūvą ir pasikraunam kažkokius tai įrenginius, kai jeigu yra saulė. Jeigu ne, naudojam powerbankus. Maistelis, krūva, maistinių batonėlių, powerbarų. Geliukai. Sakykime, visokie energetiniai su angliavandeniais, magnium, kofeinu, netgi tokie kaip guminukai, sakykime, kurių reikia, sakykime, einant viršūnę, jau kai jėgų nebeturi, šiek tiek duoti organizmui angliavandenį. Izotoniniai gėrimai, baltyminiai batonėliai, elektrolitai, druskos ir visa kita. Čia Animal Packas naudoju. Čia tokios krūva vitaminų, amino rūgštis, BCA. Nu ir čia desertai, vytinta jautiena. Kai jau viskas atsibos, valgytos bomšrotis, užpilamas maistus, tai vat šiek tiek kažko suraus. Kelnes, nu čia drabužėliai, jau čia krūva visokių kitokių dar dalykų. Šiltas, šiltesnis, plonesnis. Tai tiek tų žinių, kepurės, vaistai.